Bėgimas Lietuvoje tapo visuotiniu reiškiniu. Bėgioja visi, kas tik tai netingi. Seneliai, vaikai ir net šunys. Jeigu jūs vis dar esate vienas iš tų, kurie dvejoja, siūlome jums pažiūrėti šitą reportažą. Taigi, Karoli, kaip sekėsi mano treniruotė? Aš turėčiau paklausyti to paties turbūt tavęs, bet iš tikrųjų, kaip pradžioje atėjus, nesportavus kurį laiką, tai sekėsi neblogai. Normalu, kad yra šiek tiek sunku pradžioje priprasti prie pastovaus greičio. Yra gana sunku savo įsikalusi galvą, kad gali bėgti greičiau, pabandyti bėgti lėtai, nes tai irgi yra svarbu. Geriau bėgti truputį lėčiau, bet ilgesnį laiką. Aš manau, kad tau sekėsi puikiai, šiek tiek gal buvo per sunku pačioje pradžioje kaip pirmą kartą. Bet aš tikiuosi, kad tu dar grįši. Jeigu, tarkim, aš dabar norėčiau pasiruošti varžyboms ir kaip tai geriausiai padaryti? Geriausia suprasti, kad tą daryti reikėtų neskubant, palaipsniui, palengva ir tiesiog pastovus nuolatinis treniruotės, nuolatinis krūvis yra pagrindinis raktas į sėkmę, kad varžybos būtų sėkmingos. Bet aišku, kuo anksčiau pradedi, tuo varžybose bus lengviau. Taip. Kokius jūs tampymosi pratimus patartumėt? Ar iš viso egzistuoja, kad reikia prasitampyti prieš treniruotę? Čia viskas priklauso nuo bėgimo greičio, iš tikrųjų yra keletas mokyklų, vieni sako, kad pasitampykit prieš bėgdami, tada bėkit. Mes ką darom, tai praktikuojam apšilimą, tokį lengvą bėgimą, neskubant kaip apšilimą ir tada tampamės po jo, nes visas kūnas būna šiek tiek sušilęs labiau, tada mes galim šiek tiek duoti didesnį krūvį tampymosi metu raumenims. Tai mes būtent darom taip, bet iš tikrųjų savarankiškai galima lengvus keletą pratimų pasidaryti ir prieš bėgant. Bet geriausia būtų, kad kas nors patartų ar labiau patyręs, ar koks nors bėgimo treneris galėtų rekomenduoti pagrindinius pratimus. Dabar, bet jeigu yra karštas oras, ar jūs patartumėte bėgioti, kai yra plus 25, plus 30, ar tai yra sveika organizmui? Nėra nesveikos temperatūros, yra tiesiog netinkamai pasirinktas krūvis. Tai jeigu mes matom, kad lauke yra labai karšta, mes atitinkamai bėgam šiek tiek lėčiau. Ir atvirkščiai, jeigu lauke yra labai šalta, mes irgi bėgam lėčiau, kol kūnas pripranta prie temperatūros. Tai jeigu mums išėjus į kiemą mes matom 30 ir įprastai bėgam, tarkim, ten po 6 minutės kilometrą, vadinasi, mes bėgam dabar po 6:30, neperspaudžiam, nes žinom, kad dalį energijos kūnas turi atiduoti, bandydamas atvėsinti kūną, tai yra prakaituodamas ir taip stengdamasi sumažinti kūno temperatūrą. Svarbiausia yra truputį sumažinti bėgimo greitį ir stengtis tą daryti ne saulėje, aišku, gerti kuo dažniau ir galvos apdangalas yra svarbu. Įdomu, kaip yra su mityba. Jeigu žmogus bėga ryte, prieš kiek laiko jam dėrėtų pavalgyti? Ar iš viso dėrėtų užkąsti? Tuščiu skrandžiu nerekomenduoju niekam bėgti iš tikrųjų. Jeigu žmogus jaučiasi alkanas, vadinasi, jam reikia užkąsti. Tik tais treniruotės metu skrandis neturi būti apkrautas. Tai yra, neturi kliuksėti ten niekas ir panašiai. Kiek valandų prieš treniruotę reikia valgyti, priklauso nuo to, kas yra per maistas. Jeigu suvalgysi kugelį, automatiškai tas laikas šiek tiek pailgėja tenais. Jeigu, tarkim, pavyzdžiui, išbėgti visiškai lengvai, pasibėgioti ar ne, pavyzdžiui, suvalgius, tarkim, bananą kokį nors, tai gali bėgti ir praktiškai tuoj pat, nes tas bananas nekliuksės ir nekels diskomforto. Reikėtų rinktis energetiškai turtingesnį maistą, kuris turi daugiau angliavandenių savyje prieš treniruotę ir tuo pačiu neapkrautų skrandžio. O kaip dabar yra dėl visų matuoklių, kraujospūdžio ir panašiai, ar dėrėtų jais naudotis? Turit minty turbūt pulsometrus, kurie rodo širdies ritmą, tai pagrindinė taisyklė yra tokia, kad bėgant krosą lengvai, širdis neturėtų dirbti daugiau negu 70% nuo savo maksimalaus. Čia labai tokia teorija, kuri galbūt pradedančiam bėgikui yra labai sudėtinga suprasti. Paprastai paaiškinsiu taip, kad bėgant lengvai, krosą, apšilimą ir panašiai, tempas turi būti toksai, kad gebėtum kalbėtis. Tai yra, jeigu tu gebi suregzti sakinį vienu įsikvėpimu, vadinasi, tavo greitis yra tinkamas. Jeigu tu bėgi taip, kad tau sunku pasakyti kelius žodžius neįkvėpus dar kartą, vadinasi, tavo greitis yra šiek tiek per didelis ir turėtum šiek tiek sumažinti. Galbūt yra dar kažkokių naudingų patarimų, kuriuos būtų galima išgirsti tiems, kurie pradeda bėgioti, sportuoti? Lengviausia tai turbūt yra pradėti su kažkieno pagalba, pasiklauskit draugų savo, kurie bėgioja galbūt daugiau.
svarbiausia yra reguliarumas ir suprasti, kad rezultatas neateis greitai. Jeigu tu nori bėgti ilgesnės distancijas ir panašiai, tai turi daryti nusiteikęs ir ilgą laiką. Jeigu tik tais yra galimybė, ypač Vilniečius, labai kviečiu prisijungti prie nemokamų treniruočių Vingio parke, kurios vyksta trečiadieniais ir penktadieniais 7 val. Prie estrados. Arba šeštadieniais Vilniaus maratono treniruotės 10 val. Vingio parko stadione. Ir tenais iš tikrųjų galima ne tik sutikti savo bendraminčių, kurie tuo pačiu ir pradeda, ir galbūt ruošiasi jau kokiam kelintam maratonui, ir tuo pačiu gauti patarimą iš ilgiau bėgiojančių bėgikų ar bėgimo trenerių. Minėjot reguliarumą, o kas kiek laiko patartumėt žmogui tiek pradedančiam, tiek vėliau pažengusiam, kas tai yra tas dažnumas? Pagrindinė taisyklė, kad iki kitos treniruotės aš turiu pailsėti. Vadinasi, jeigu aš išbėgu pirmadienį ir, tarkim, sugalvojau bėgti kas antrą dieną, aš trečiadienį turiu išbėgęs nejausti pirmadienio treniruotės jokių pasiekmių. Vadinasi, raumenys turi būti atsigavę. Jeigu aš jaučiu, vadinasi, kad aš arba pirmadienį perspaudžiau šiek tiek, arba bėgau galbūt per greitai ir panašiai. Tai trečiadienį tuomet reikėtų prasibėgti labai ramiai ir tada, tarkim, penktadienį, pavyzdžiui, bėgant jau galima vėl, jeigu gerai jautiesi, šiek tiek grįžti į pirmadienio ritmą. Ir tokiu būdu susirasti, kas tau yra patogus dažnis. Tai pradedant nuo 2-3 kartų per savaitę arba tiesiog kas antrą dieną bėgimo, galima paskui vėliau palaipsniui didinti, bet tas didinimas turėtų būti labai reguliarus ir labai nežymus, nes mes galim labai stipriai padidinti, išbėgę galbūt kelias savaitės, bet jeigu mes staigiai padidinsim, padidėja traumų tikimybė, padidėja tikimybė, kad raumenys pilnai neatsigaus ir mes jau su pavargusiu kūnu nedaug ten nuveiksim. Patikėkite, ši mano pirmoji treniruotė tikrai buvo nelengva, bet naudinga. Netikite? Pabandykite patys.